Nepaisant protesto akcijų prieš gyvūnų žudimą dėl kailių, plaukiančioje saloje Seule prabangaus prekės ženklo atstovė Fendi pristatė rudens ir žiemos kolekciją, kurioje buvo ir kailinių. Modeliai demonstravo įvairius drabužius, taip pat ir kailinius. Pasižiūrėti kolekcijos susirinko garsenybės bei žurnalistai. Fendi vadovo Michaelo Burko teigimu, kompanija pristatė kolekciją didžiausioje pasaulyje dirbtinėje saloje, norėdama atspindėti pastangas būti unikaliems ir kūrybiškiems. Mūsų tikslas ne šiaip surengti kolekcijos pristatymą. Mes neketiname kartoti tokio pasirodymo, koks buvo Milane. Jei jau organizuojame mados renginį, jis turi būti didingas, kūrybingas, kartais netgi rizikingas. Kūrybingumo be rizikos nebūna. Kolekcijos pristatymas plūduriuojančioje saloje vienas geriausių ir unikaliausių mūsų renginių. Tiesa, Fendi teko pasistengti, kad gautų leidimą pristatyti kolekciją saloje. Seulo vyriausybė pareikalavo, kad bendrovė išimtų iš kolekcijos kailinius, kadangi prieš kailių naudojimą kovojantis aktyvistai griežtai kritikavo sumanymą pristatyti kolekciją viešoje vietoje. Fendi atstovai nesutiko su reikalavimu, motyvuodami, kad likus 3 savaitėms iki mados renginio per vėlu keisti planus, nes pasirodymo klausimai ir biudžetas svarstomi kelis mėnesius. Galiausiai buvo rastas kompromisas. Fendi atstovai sutiko pademonstruoti įvairesnių daiktų, rankinių, batų ir kitų aksesuarų, kad nukreiptų dėmesį nuo kailinių.